Šiandien mes jums įrodysime, kad jaunimo garantijų iniciatyva turėtų būti įgyvendinama visoje Europos Sąjungoje. Nes pirmiausia, tai sumažintų protų nutekėjimą, tai būtų naudinga ekonomikai ir tai keltų jaunimo kvalifikaciją. Svarbiausiamis emigracijos priežastimis įvardyjamas mažas darbo vietų skaičius, prastos karjeros galimybės ir mažas darbo užmokestis. Jauni žmonės išvažiuoja į užsienį. Jie užima tos tam tikros, tarkim, geresnės ekonominės padėties valstybės laisvas darbo vietas, pas juos pradeda trūkti laisvų darbo vietų ir vyksta atgalinis procesas. Žmonės pradeda važiuoti į kitas valstybės. Visa šita konkurencinga darbo rinka, jos kaip pagrindinis varomasis variklis yra verslas. Jaunimo garantijų iniciatyva. Tai nėra kūrimas, tai yra tik įdėjimas, kažkoksai paskatinimas veikti. Tai jeigu sakote, kad nebus sukuriama nieko naujo, tai kieno sąskaita bus tie nauji darbai skiriami jauniems žmonėms? ES tik padės kurti su parama, padės kurti verslus. Ekonominė jaunimo integravimo į darbo rinką kaina yra daugiau nei 150 milijardų dolerių, tiksliau eurų, atsiprašau. Jeigu formuotumėm į partnerystę orientuotą požiūrį, skatintume verslo kooperavimąsi su mokymosi įstaigomis, skatintume stažuotės ir jaunimo persikvalifikavimą, galėtume suteikti jiems kompetencijas, tai būtų galimybė dabar ir ateityje išvengti šių ekonominių išlaidų. Jūs norite pasakyti, kad dar daugiau pinigų reiktų tikriausiai naujoms darbo vietoms. Tačiau nėra garantijos, kad tos naujos darbo vietos bus sukurtos. Kuriant verslą, apskritai kiekvienas verslininkas, kiekvienas darbdavys yra laisvas žmogus ir jis negali turėti kažkokių suvaržymų. Jis pats renkasi, kokį žmogų nori priimti ir kokio nenori priimti. Vadinasi, jeigu būtų patvirtintos jaunimo garantijų iniciatyvos, jaunas žmogus labai lengvai patektų į tam tikrą darbo vietą ir tuomet darbdavys greičiausiai nukentėtų, nes tikriausiai būtų išmetami arba išvaromi, nežinau, už darbo vyresnio amžiaus žmonės. Taigi jaunimo garantijų iniciatyva būtų įgyvendinta visose Europos šalyse, tai keltų jaunimo kvalifikacijas ir būtų naudinga sąjungai. Svarbu paminėti, kad jaunuoliai ne tik galės susirasti darbą, tačiau ir įgys įgūdžių. Taip pat dar toks jūsų akcentuojamas dalykas, kad labai negerai yra jaunimo nedarbas, taip? Bet jei sukuriam darbo vietų jaunimui, automatiškai padidėja darbingų žmonių, neturinčių darbo kiekis tarp pagyvenusių žmonių. Ar galėtumėte man paaiškinti, kaip naujų darbo vietų sukūrimas, kokį ryšį tai turi su tuo, kad vyresni žmonės praras darbą? Jei mes priimam tik jaunus darbuotojus, tada valstybei reikia išlaikyti kitų amžiaus grupių, taip pat neįgalių žmonių, netekusių darbingumo ir panašiai. Ir taip pat yra pakankamai nemaži kaštai skirti jų išlaikymui. Kur tos garantijos, kad investavus į šią programą iš tikrųjų ji pasiteisins ir ji sukurs tų darbo vietų? Tai nėra jaunimui į rankas atiduodamos darbo vietos. Priešingai, tai yra motyvacija jaunimui kurti darbo vietas savo ir kitiem asmenim, tobulėti, mokytis naujas kalbas ir tiesiog integruotis į darbo rinką daug greičiau. Klausydama debato šiandien aš išgirdau 3 pagrindinius susikirtimo taškus. Tai pirmasis, ar jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas Europos Sąjungoje sustabdytų proto nutekėjimą, ar ji tai padėtų ES ekonomikai ir ar tai būtų naudinga individui. Ir spėkite, koks yra atsakymas į visus šios 3 klausimus. Atsakymas yra taip. Dabartinis nedarbo lygis, tai ką akcentavo teigiančioji pusė, iš tikrųjų egzistuoja dėl visiškai kitų reiškinių, tokių kaip ekonominė krizė. Dėl to mes turime ne tik jaunų žmonių nedarbo lygį, bet ir, aišku, vyresnių į dabar dirbančių žmonių aukštą nedarbo lygį. Tačiau jūs pripažįstate, kad problema yra daug aktualesnė jaunimo tarpe negu... Taip, mes pripažįstame, kad problema nedarbo lygio yra. Mes visiškai to neneigiame, bet problema egzistuoja visiškai kitur, dar didesniu, globalesniu mastu. Viską apibendrinus norėčiau dar kartą pasakyti, kad teigiantieji visiškai nepareiškia, ar problema egzistuoja. Viso debato metu tiesiog ignoravo mūsų pateikiamus argumentus ir laikėsi savo nuomonės, nekreipdami dėmesį į mus. Ačiū už jūsų dėmesį.